Kepenės kažkokia, tai ar Kazimiera kažkokiai bendruomenė priklauso, ta pati katalikų bažnyčia. Šventas Kazimieras, nieks nesiginčia, buvo vienintelis Lietuvos šventasis. Ir aš žinodamas apie tai... Ar jis buvo be nuodėmės, kad šventasis? Kadangi Lietuva turi vieną šventąjį, o šventą Kazimierą. Baikit. Vat su tom nesąmonėm mes ir einam. Einame pražūtį. Bet palaukite biškį. Jeigu taip norite viską iš karto nukirsti. Kazimierai, kiek jūs sakote, čia man juoką sukelia. Kas tas Kazimieras? Kas tas Kazimieras? Jo tėvas Kazimieras Jogailaitis, žinot, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Reiškia, Kazimieras, kaip žinot, valdė po Švitrigailos, po Žygimanto. Reiškia, Kazimieras nebuvo nei misionierius, nei kažkoks ten teologas žymus paprasčiausiai. Tiesiog mirė labai jaunas, 26 metų, susirgo tuberkuliozę, džiova. Tuo metu jau džiova žinoma kaip liga buvo viduramžis ir tai jau buvo nuosprendis. Paprastai susirgo džiova, viskas. Stipresnis organizmas ilgiau pratims, silpnesnis mažiau, bet jau viskas. Smertis. Neišvengiamas dalykas. Tai va. Aš žinot, jau į viduramžis, o gal dar šiais laikais davatkos, nežinau, ką jūs labiau mėgdavo tokio. Šventasis turi būti kažkoks, paprasčiausiai, karalius arba didykas kažkoks. Jis atsisako savo turtų garbės visos, paprasčiausiai, ir miršta jaunas. Geriausia, kad kankinio mirtim, bet ne kankinio, bet ne jaunas. Nu, čia jau graži legenda, į Vašą traukia viskas. Jis tikrai aukos babutės prie to altoriaus šventam pastatyti. Reiškia. Tai va. Kazimieras, kaip rašo Jurginis, mirė tikrai ne askezėj, o prabangioj pily, karališkoj lovoj, Gardine, reiškia, ir šventuoju pripažino net ne Lietuva ir ne Lietuvos katalikų bažnyčia, reiškia, o būtent Lenkijos karaliaus dvaras ir remiamas jėzuitų ordinas. Kazimieras sūnus Kazimieras šventasis gimė 1458 metais, susirgo džiova, reiškia, o jo tėvas Kazimieras Jogailaitis buvo vedęs Elžbietą iš Habsburgų giminės. Labai kilminga giminė Habsburgai, Šventosios Romos imperijos valdovai, įsivaizduojate Habsburgai, reiškia. Habsburgų dinastija praktiškai daugumą Europos sostų valdė. Paprastai. Ir jinai turėjo pretenzijų, ta Kazimiero žmona, reiškia, į daugelį sostų. Ir kaip tik tai atsiranda du sostai evakuojantis tušti, Čekijos ir Vengrijos. Elžbieta von Habsburg, jinai sako, taip, į Čekiją savo sūnų Vladislavą, o tavo Kazimierą, būsimą dar šventąjį, į Vengrijos sostą. Čekam pralinda, jie Vladislavą pasiėmė, o vengrai nesako, nafiga jis mums reikalingas. Jie įsirinko savo tautietį Matėjų Korbiną karalium. Šventasis su savo šventojo motina paskelbė Vengrijai karą dėl sosto, dėl valdžios. Puola Vengrija. Vyksta karas, bet vengrai, kaip visada, ne tik Orbano laikais, yra Vengrai. Gerokai sumuša Lenkų kariuomenę, gana smarkiai, totalus pralaimėjimas. Kazimieras įpuola į depresiją. Pažemintas, jis nesirodydavo nei Krokuvai, sėdėdavo užsidaręs, įpuolė į religiją. Paprastai po tokio. Kuo jo religigumas pasižymėjo, kokiais nuopelnais. Labai ant kietų akmenų klūpėt mėgdavo, ten kelyje buvo net sąnariai visi sugadinti, sužaloti mėgdavo. Gulėti ant aslos, ant šaltos žemės, irgi čia labai Dievui to reikia, Dievas be šito jau nieko paprasčiausiai. Reiškia. Tai va. Lietuvoje Kazimieras nedaug yra buvęs, daugiausiai Lenkijai pragyvenęs ir Lietuvoje tik 2 kartus Vilniuje lankęsis yra, vieną kartą tiesa, kad ilgiau 1,5 metų pragyveno. Paskui ir mirė Gardine. Gardinas, kaip žinot, priklausė Lietuvai, tuo metu Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Reiškia, 1483 metais jis atvyksta į Gardiną ir kovo 4 dieną 84 metų mirė, eidamas 26 metus, reiškia. Jo lavonėlį atvežė į Vilnių, palaidojo Vilniaus katedroj, o katedroj pirmiausiai ne tik maldai pamirė. Katedra skirta laidot diesiams kunigaikščiams, jų žmonoms, viskupams ir didikams, reiškia. 1953 metais, kada katedra jau buvo paversta paveikslų galerija,
buvo brastai šiek tiek humaniškesnė paskirtis negu anksčiau, tai 53 metais jį buvo nusavinta. Todėl Kazimiero palaikai buvo perkelti į Petro Povilo bažnyčią. Po nepriklausomybės, kada katalikų bažnyčia ir jėzuitų ordinas atgavo šalia Kazimiero bažnyčią, ten stovi Pilies gatvė tokia su karūna bažnyčia jėzuitų, tai ten, dabar ten jau kauleliai ilsisi. Reiškia. Nu ką, karalius rūpinasi, mirusio sūnaus atminimu rūpinasi pagal to meto karališkus papročius. Reiškia. Kaip tada buvo priimta karaliui pasirūpinti savo sūnaus mirusio atminimu? Įsikviečia Vilniaus vyskupijos kapitulos atstovus, kapitulą, tai reiškia, padedantis kolegialus organus, padedantis vyskupai valdyti vyskupiją, reiškia. Ir sako, kiekvienais metais per Kazimierą metines būtų ypatingai iškilmingos mišios su visais išgiedojimais, su kiek įmanoma žvakių uždegtos katedroje ir visur kitur, didžiausiose bažnyčiose, reiškia, bet už tai paskyrė kapitulos kanonininkam prelatam gerą atlyginimą. Kapitulos kanonininkai prelatai sutiko ir tai būdavo minima kiekvienais metais, reiškia. Po Kazimiero Jogailaičio mirties, kaip sakiau, invalidas sūnus Aleksandras tampa Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliumi. Reiškia, jis turėjo ne tik sveikatos rūpesčių ir kitokių politinių daug rūpesčių turėjo. Kokį? Jisai apsiženė, matote, su Maskvos kunigaikščio Ivano III dukterim Jelena. O ta gyvatė, suprantat, neatsisakė katalikų tikėjimą priimti. Sako, buvau stačiatikė ir tada iškyla klausimas, pagal kokį kultą mes ženysimės, pagal katalikų arba pagal stačiatikų. Tai buvo labai rimtas dalykas, čia esminis dalykas. Ir nenusileidžia. Ir tas jos invalidas vyras turi, ką daryti, gerai darom pagal pravoslavą, bet tam reikia tik popiežiaus leidimą. Tuo metu tik popiežius galėjo tą leisti, vienintelis. Reiškia. Jam reikėjo iš popiežiaus leidimą gauti paprasčiausiai. Tai va, turint tiek bėdų, ar jis besirūpinti savo ten mirusio brolio pseudo šventoje tenai, kad mišias kapitol laikytų. Ir jis atlyginimą nebepratėsi po tėvo mirties kapitulos kanonininkam prelatam. Žinoma, jie žmonės nors ir pamaldus, bet be atlyginimo, kaip jie melsis už mirus ir taip toliau. Ir tas nutrūko, tas garbinimas ir taip toliau reiškia. Praėjus 17 metų po Kazimiero mirties, reiškia, Vilniaus kapitulos atstovas lankėsi Romai ir vis dėlto popiežiui Aleksandrui VI užsiminė per audienciją, kad ar negalėtų jisai nuodėmę atleidimą suteikti, kurie melsis toj koplyčiai, kur palaidotas karalaitis Kazimieras. Kadangi tas kapitulos narys už tą koplyčią buvo atsakingas, tai pajamas jam eitų, žinoma, jis to paprašė. Reiškia, ir popiežius mielai atskirą bulę, nes Vilniaus kapitulos atstovas sudėliojant dovanom į Vatikaną, popiežius buvo patenkintas tom dovanom 1501 metais, jis atskirą bulę rašo, suteikia atlaidus visiems, kas melsis toj koplyčiai ir lankys tą koplyčią. Tai yra labai svarbus dalykas, kaip žinot, tai ypatingai. Pagal katalikų doktriną, katalikai turi išpažinti. Kada išpažinai visas nuodėmes, išpažintis yra nemokamai, įsivaizduojat, katalikų bažnyčiai. Net ne akciniam dienom. Tiesiog pastovi visada duoda, tai nemokamai išpažinti. Net viduramžiais tai buvo. Stebu. Vienas iš nedaugelio dalykos buvo visais laikais nemokamai. Pirmiausia, dėl to, kad tai būtų gausiau, nes bažnyčia savo padėtį stiprino ir žemės galingosiams teikdavo, kai tu surenki visą informaciją. Kuo kas gyvena, kuo kas kvėpuoja, taip, kad tai pačiai bažnyčiai naudingas dalykas, todėl galima šitą leisti nemokamai dalyką. Visą kitą, aišku, susimokės už krikštus, už jungtuvės, už laidotuvės. O šitą ne. Tai va, išpažintis atleidžia nuodėmes. Ir siela nuvalyta, ir sunkios nuodėmės ir į peklą, į pragarą nebepapuls. Žodžiu, tuo ir viskas tave. Ne. Reikia vis tiek kažkokį mokestį paimti simbolinį už tai. Sako, bet lieka, sako, tai laikinoji bausmės skaityklai. Vat padarai pavogiai kažką. Be išpažinties eini peklon. Išpažinai, kunigas sako, ego te absolve domini, absoliucijos formaliai skaito viskas, eini baltas kaip
Dar, jeigu dar tos 3 sveika Marija 5 tai mūsų sukalbė prieš stabą atsiklaupęs, tai jau viską žodžiu. Bet lieka laikinoji bausmė. O žmogus į savo pusės įsipareigoja aplankyti atlaidus, priimti švenčiausią komuniją, atlikti išpažinti, pasimelstų, atlaidai surišti būna su kažkokiu, ar su šventuoju, tai reikia jo altorių, ten aplankyti atsiklaupti paveikslų, statulą kažkokią, prie to pasimelsti, popiežius intencija pasimelsti, kad popiežiui būtų viskas gerai, šiausiai paaukoti bažnyčiai, ir visas. Ir laikina bausmė net nuplauta. Įsivaizduokit, kokie patogumai bažnyčiai visi. Euroremontas dvasinis. Ir taip tie atlaidai buvo reikalingi žmonėms. Žmonės labai bijojo tos skaistyklos. Skaistykla dar už pragarą jiems baisiau buvo. Dėl kokį babutės užpirkinėja mišias. Paprasčiausiai. Kai skaistyklos galima išvaduoti, reiškia. Dėl ko tie atlaidai taip svarbu buvo, žmonės labai įstikėjo, laikina bausmė atleidžia nuo skaistyklos, įsivaizduojate. Koplyčią, aišku, pradėjo lankyti gausiau, kada paskelbė, kad reiškia, ir kai Aleksandras 1056 metais miršta, užėmė to švento Kazimiero mirusio brolį Žygimantas, reiškia, pramintas senuoju. Reiškia, sostą. Jis tampa Lietuvos didžiojo kunigaikščiu ir Lenkijos karalium. Jiem visiškai nusispjaudė dėl to Aleksandro, jis jo nemėgo, nes Aleksandras tapo iškart valdovo, ne jis paprasčiausiai, reiškia, nesirūpina visiškai jo našlės, kaip sakant, Rusės Jelenos likimu. Bet jis kažkaip labai gailėjo, mylėjo tą savo vargšą Kazimierą. Jam taip nenuskylo, jis netapo valdovu, jis labai depresavo, labai pamaldus buvo, labai stresavo, daug meldėsi. Ir ką jis padarė, jis pratęsė fundaciją kapitulų. Ir kapitulą vėl pradėjo laikyti iškilmingas mišias, vėl gavo gerus atlyginimus už tai, pradėjo laikyti mišias už Kazimierą. Reiškia. Tada Žygimanto Senojo iniciatyva kartu Lietuvos pranciškonų ordinas įsijungė į tą, rašė laišką popiežiui Leonui X, kad pripažintų Velionį Karalaitį šventuoju. Pirmą kartą tokia idėja kilo tik tai tada, prie Kazimiero Senojo. Iki to laiko kažkaip niekas nekalbėjo labai apie didelius šventumus jo ir kad popiežius visiškai nesiskubina skelbti Kazimierą šventuoju. Tik praėjus 2 metam jisai pavedė savo specialiam legatui Švento Sosto, vyskupui Fereriui, atvykti Vilnių ir surinkti žinias apie Kazimiero gyvenimą bei stebuklus, nes kad paskelbti šventuoju dar reikia stebuklų. Šiaip paprastai stebuklai būtų. Kokia tai dabar meldėsi prie jo paprasčiausiai ir įvyko stebuklų. O tada šventuoju paskelbsi. O šitą nėra. Fereris buvo gerai priimtas, maitintas, apdovanotas ir taip toliau, žodžiu, praturtėjo žmogus, nes karalius Žygimantas Senasis stengėsi, ir jis parašė 28 puslapių knygelę Vita Beati Kazimieris Krypta Vilne, reiškia, kurioje aiškina, koks jis buvo pamaldus, koks geras, koks taurus, kaip atsisakė žemiškos laimės, pasižadėjo skaistybę skaičiausiai mergelį Marijai. Žodžiu, visų viduramžių šventųjų gyvenimo geografinių to stilium jisai jau parašė panegyrigą Kazimierą. Ten aiškiai, kaip jis vilkėjo šutiniais marškiniais, kad paprasčiausiai trinto odą, paprasčiausiai žmogui skauda ir jis negalvoja apie žemiškus malonumus, kaip jis ant plikos žemės mėgodavo, kaip save kankindavo, kiek daug melsdavosi. Ir dabar apie stebuklus pradeda kalbėti. Knygelės pabaigoje jis stebuklą, reiškia, kai ligonį pasveikė, pasimeldė prie jo karsto. Ir vienas politinis stebuklas pats svarbiausias, sako, 1518 metais, būtent jis ir nulėmė, kad jį paskelbė Kazimierą šventuoju. Sako, 1518 metais Lietuva kovoja su Maskvos kariuomenė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Prie Dauguvos, reiškia, susitelkusi kariuomenė, įplanavo rusų kariuomenę keliauti į Polotską ir užimti. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenį vadovavo karalius Žygimantas Senasis. Ir jie skubėjo irgi apginti Polotską, persikelt per Dauguvą ir Žygimantas Senasis labai meldėsi, kad, sako, Dieve, jeigu tu išklausysi, tai aš tikrai rūpinsiu savo brolio Kazimiero paskelbimu šventuoju, jeigu tu man suteiksi pagalbą. Ir tada įvyko stebuklas visos kariuomenės ir Žygimanto Seno akivaizdui. Iš dangaus ant balto žirgo su balta mantija apsisiautęs nužengė karalaitis Kazimieras ir joja per upę su šito mistiniu transcendentiniu žirgu ir taip toliau. Tai kariuomenė buvo tokia nustebinta, ir taip davė dvasinės stiprybės, pakėlė upą ir jinai laimėjo ir apgynė Polotską nuo rusų.
taip užrašyta viskas yra. Aišku, iš istorinio taško žiūrint, čia yra visiškas absurdas. Pirmas dalykas, istorikų gerai žinoma, kad niekada Žygimantas Senasis niekada jokiam mūšį, jokiam kare su rusais nėra dalyvavęs. Nei šitam 1518, nei dar kokiam nors mūšį. Jis visus karus su Rusais yra praleidęs Krokuvai, Lenkijoje sėdėjęs. Pirmas dalykas. Kaip tik tai mūšį dėl Polocko vadovavo Lietuvos kariuomenį garsusis didysis etmonas Konstantinas Ostrogiškis. Jis buvo rusas stačiatikis. Gudas, kaip dabar pasakyti, belarusas. Stačiatikų tikybė. Jam katalikų šventasis ir katalikų religija giliai perpendikuliar buvo. Tas stebuklas tikrai nepralystų. Nu, bet o kasgi religijų, tuo labiau viduramžiais į tokius dalykus gilinsis. Užteko, Ferelis parašė ir gerai, jis pats nemokėdamas nei lietuvių, nei lenkų kalbos, rinko informaciją. Nu, va toks dalykas. Tai va, grįžo į Romą, praturtėjęs Ferelis, išdėstė visą tą reikalą popiežiui, o popiežius Leonas X kanonizacijos dar nepraveda, vilkino, nenori. Priežastis yra kita. Ne tai, kad jis to stebuklų netikėjo popiežius ar dar kažką. Problema buvo kita. Reiškia, Žygimantas Senasis prisidirbo popiežiui šiek tiek. Prieš tai buvo prisidirbęs. Reiškia, katalikų bažnyčia pastatė labai nepatogią vietą ir popiežių durne vietą. Kaip žinot, Žygimantas Senasis vedė Italiją Bona Sforza garsią, kuri ten žemės valakų reformą pravedė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir panašiai. Reiškia. Ir buvo gerai užsikrėtus humanizmo idėjomis, o humanizmas tuo metu buvo erezija. Renesanse. Reiškia. Tai dar iki Bona Sforzos, jis turėjo iš pirmos santuokos sūnų Joną, Žygimantas Senasis. Ir jis tą 18 metų jaunuolį su kapitula Žinia privertė Vilniaus vyskupą pašventinti į vyskupą savo sūnų. A jis net kunigų nebuvo, nei diakonų, nei kunigų. Tiesiog pasaulietį iškart į vyskupus įstatė, paprasčiausiai. O tai katalikų bažnyčios kanonams smarkiai prieštarauja. Ir ką daryti popiežiui? Lietuvoje plečiasi reformacija. Tuo laikotarpiu protestantų buvo jau daugiau negu katalikų. Jie bijoja, kad kaip su Skandinavija, kaip su Livonija, Latvija, kaip su Olandija, kaip su Šveicarija, kaip su dalim Vokietijos konfistratu, jie praras gali ir čia taps protestantiškų kraštu. Ir negalėjo baus vis dėlto katalikas Žygimantas Senasis, ir jie visas daro, šiaip ar taip dar katalikai, nors ir netokie uolūs. Da iš vis protestantai ateis, prašiausiai. Ir ką daryti, reiškia, prašiausiai. Ir negalėjo, ir turėjo dantis sukandęs popiežius patvirtinti kad jis tikrai, po 4 metų tiesa, nelegalus viskupavimo, tas Jonas buvo patvirtintas vyskupo, reiškia. Na, kitas dalykas, dar įdomu, reiškia, Žygimantas labiau į katalikybę linko, nes susidėjo labai svarbus su garsiuoju Vilniaus vyskupu Povilu Alšėniškiu, reiškia, kuris ypatingai buvo aršus reformacijos priešininkas, būtent jisai parašė skundą prieš Abraomą Kulvietį. Kuo žymus Kulvietis? Pirmą lietuvišką gimnaziją įkūrė. Kito laiko lietuviškos gimnazijos, lietuviškų mokslų, lietuvių kalba negalima buvo lietuvai mokytis. Įsivaizduojat? Tik tai reformacijos laikotarpį. Ir tai ne dėl patriotizmo, todėl, kad kaip galima daugiau pritraukti žmonių, atversti iš katalikų į liuteronų ar bambizų tikybas. Ar unitarijonų, reiškia, tikybas, reiškia, pervadėt. Katalikai irgi turi kažkiek tada, irgi lietuvių kalbą dėtis, nes kitaip protestantai trauks visus, nes baudžiaunikam liaudžiai tai priimtiniau bus vis tiek jų gimtąją kalbą, ten laikomos pamaldas, aiškinama Evangelija, negu kad lotynų ir lenkų kalbom viskas. Reiškia, ir 1542 metais gegužės 19 dieną Žygimantas Senasis paskelbė įstatymą paveiktas vyskupo Povilo Alšėniškio, kad reikia suimti Abraomą Kulvietį kaip heretiką ir atiduoti bažnytiniam teismui. Abraomas Kulvietis ir Mažvydas jie tepė slidės į Karaliaučių, mokykla buvo likviduota, bet reformacija neatslūgo, jinai plėtėsi. Ypač plėtėsi, nes didikai Radvilas tapo reformatais, bambizais, taip sakant, reiškia. Jie kvietėsi iš humanistus iš viso pasaulio ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tada, kai į valdžią atėjo Žygimantas Senojo sūnus Žygimantas Augustas,
Tai jis iš viso savo dvarą užpildė humanistais ir visai nebesirūpina savo pradėtą beatifikacijos bylą dėl savo velionio dėdės Kazimiero pripažinimo šventuoju. Jam buvo nusispjauti. Jis turėjo kitą bėdą su savo žmona antra Barbora Radvilaitė. Jisai susitokė, bet atsirado problema. Lenkijos nei katalikų bažnyčia, nei diduomenė nenorėjo pripažinti Lenkijos karalienę. Nu, Hamufka, Litvinka, nu kaip dabar, nu čia karalienė bus Lenkijos. Lenkijos arkivyskupas Dzerkovskis, katalikų bažnyčios galva, pasakė, man jau geriau būtų turkų sultonas, musulmonas, sako, Krokuvai sėdėtų reziduotų, negu kad Barbora Radvilaitė karalienė. Sako, nu, žodžiu, buvo didžiulis susikirtimas, tada Žygimantas Augustas ant principai sako, gerai, sako, aš būsiu Lietuvos didysis kunigaikštis, jinai bus Lietuvos didžioji kunigaikštės, ta Lenkijos karalystės mes atsisakom iš viso, čia konfliktas, krizė politinė bręsta, paprasčiausiai, baimindamės tokio konflikto atomazgas, Lenkijos vyskupai ir Lenkijos ponai sutiko pagaliau Barborą koronuoti. Bet su sąlyga, Žygimantas Augustas už tai pasižada, kad Lietuva prijungs prie Lenkijos. Kodėlgi dabar įvyko ta Liublino unija? Kodėl dar neįvykus Liublino unijai, kai dar Lietuvos didikai spardėsi nenorėjo prisijungti, jis atėmė Ukrainos teritoriją ir prijungė prie Lenkijos. O ten didikų pagrindiniai Radvilų dvarai visi paprasčiausiai. Nu, aišku, kad jie taps irgi už uniją tada, nes jų dvarai lieka kitoj valstybei žemės. Ir kokios problemos buvo. Tai buvo Lietuva prijungta prie Lenkijos. Viskas, matau, dėl kokių paprastų buitinių dalykų. Paprasčiausiai. Tai va, pasižadėjo už savo žmonos karūną įvykdyti uniją, bet jau po žmonos Barboros Radvilaitės mirties, tą pažadą jis buvo priverstas ištesėti. Ir Kazimiero kanonizacijos byla vėl buvo užmiršta, vėl niekas jo šventuoju. Taip, kad popiežius Leonas jau mirė, neužbaigęs tos bylos. Po Žygimantą Augustą, kaip žinot, valdo Vengras Steponas Batoras, jam iš vis buvo nusispjauta Kazimiero byla, bet tik tai, kada įsigalėjo Lietuvoje jezuitai ir į sostą atėjo jezuitų nuo pat vaikystės išauklėtas Zigmantas Vaza, va tada jau buvo užbaigtas tas Kazimiero šventumas. Reiškia, kaip jau sakiau, Zigmantas Vaza buvo labai fanatiškas katalikas ir jisai atsidūrė dar tokių politinių prieštaravimų verpetė tapęs valdovu, kur kilo jo pašalinimo pavojus ir jam reikėjo užsitarnauti pačios įtakingiausios srovės politinės, religinės, ideologinės, tai yra jezuitų ordino paramą, pašiausiai, ir ultrakatalikiškos krypties atstovų, ir todėl jis norėdamas jiems įtikti, reiškia, jisai organizavo būtent Kazimiero pripažinimą šventuoju. Kreipėsi į popiežių Klemensą VIII ir tas lengvai sutiko, reiškia, Kazimierą rašyti šventųjų sąrašą. Iš Vatikano, tada iš Romos buvo atsiųsta speciali vėliava skirta Kazimierui, reiškia, bet su sąlyga, dar popiežius sako, kad liuteronai, kalvinistai ir stačiatikiai Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijai bus pradėti vadinti disidentais. Nu, kaip sakant, tokiais atplaišom atkryteliais. Ir įstatymiškai jie bus įtvirtinti kaip disidentai. Nu, pradėti persekioti. Žinoma, Vaza su tuo sutiko, nu ir Kazimieras tapo šventuoju.